Reikalingas tikrai didžiulis ir strateginis ilgalaikis visų susitelkimas, tiek valdžios atstovų, tiek švietimo atstovų, tiek visos visuomenės ir supratimas, kad švietimas ir inovacijos yra pagrindinis mūsų prioritetas. Dar filosofas Humboldtas yra pasakęs, nori atnešti pokyčius į gyvenimą, pradėk nuo mokyklos. Esame suformavę mokestinį paketą, kuris bus pats geriausias visoje Europos Sąjungoje tyrimams, išradimams, komercializacijai ir investicijoms į naujas technologijos. Tai yra 5% pelno mokesčio tarifas komercializacijai, tai iki 100% bus galima susimažinti pelno mokestį investuojant į naujas technologijas ir atimti 3x išlaidas tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai. Bet mes turime žinoti, ką reiškia aplinkai, ką reiškia ateities kartoms tas mūsų vartojimas ir tas mūsų gaminimas. Ką reikia daryti? Reikia kitaip gaminti, reikia kitokio dizaino, reikia nusiteikimo, kad čia reikia inovacijų ir naujoviškumo. Ir labai svarbi žinia yra tai, kad tai yra didžiulės verslo galimybės. Todėl, kad vartotojai, ne tik Europoje, bet ir visam pasaulyje nori žinoti daugiau, negu kiek tik tai ta prekė kainuoja arba ką jinai jam duoda. Kažkas iš mūsų yra paskaičiavę, kad mes per metus sutaupom 1800 hektarų miško. Tai galbūt ne tik tai ekonominės paskatos, tai yra paskatos tai, kad mes surenkam tą makulatūrą, mes ją perdirbam ir Lietuva būna švaresnė dėl to. Vyriausybė turėtų duoti visiems vienodas galimybės Lietuvoje daryti šitas investicijas, nes visos investicijos yra inovacijos, nes nei vienas verslininkas priimdamas investicinį sprendimą neinvestuoja į praėjusio laikotarpio įrenginius, jis investuoja į būsimo laikotarpio įrenginius. Well, if we look at how companies in Odense in Denmark have invested in R&D, making sure that automation and robotization of manufacturing is a secure way to the future. So every production company will look at R&D all the time to find the funds to make investments. So it's big differences that we are not yet focused enough in Lithuania, whereas the learning is that you have to focus and find out what areas is it that you want to be strong in. I think you have to find the champions, the companies that really see the value by cooperating. You have to find common challenges that they can overcome together. You have to have a lot of trust, and you also have to be patient because these things take time. You have to work a long time and really create good relations. Trust is very, very important to create innovation environment. Lithuania has to have one strategy, not 30 strategies like I have heard today. And also Lithuania has to make a good combination of synergy between academic sector and enterprise sector. Projektas lietuviškai vadinasi Aukštyn, Higher, kuris vienyje daugelį regionų Europoje, kuriems ne vis vien, kaipgi inovacijos skatinamos, kaipgi tą skatinimą padaryti efektyvesnį, prasmingesnį ir rezultatyvesnį.